Tai pirmiausia, ko tikėtis iš Varšuvos, tai mes norėtumėm, kad padidėtų užsienio karių skaičius Lietuvoje ir dabar atrodo, kad tas skaičius bus batalionas kiekvienai Baltijos valstybei ir tas turėtų būti patvirtinta oficialiai NATO susitikime ir aiškiai valstybės, gal vokiečiai, gal britai, gal amerikiečiai. Taip pat tikimės oro policijos tęsimo ir gal sustiprinimo. Tikimės, kad sąjungininkai kažką pasakys konkretesnio, ką daryti ir kaip elgtis su Kaliningradu. Nes tai vėlgi nėra Lietuvos kišeniai spręsti šitą klausimą, ypatingai jūrinė kontrolė, tai čia tikimasi, kad NATO labiau į tai pažiūrės. Ir tikimasi tokio bendro NATO valstybių pažado, viešo, garsaus, kad Baltijos valstybės, Lenkija, Rumunija ir Bulgarija reikia pridėti, nėra niekur pamestos, yra prisimenamos ir kad turbūt bus griežta aiški žinia Maskvai pasakyta, jeigu lysit čia, gausit ir mūsų priimti sprendimai šiuo metu Varšuvoje rodo, kad iš tiesų yra ruošiamasi duoti atkirtį, jeigu bus poreikis. O dabar kalbant apie bendrą tą saugumą Lietuvos, Lenkijos, tai vėlgi žiūrint iš vakarų sostinių, glaudesnis santykis tarp Varšuvos ir Vilniaus automatiškai reiškia, kad mažiau galvos skausmo Berlynui, Londonui, Paryžiui arba Vašingtonui, nes vadinasi, Maskva negali sukiršinti ir mes turim čia vieningesnį flangą. Ir to bendrumo reikia sprendžiant Ukrainos klausimus, bent jau atstatant Ukrainos kariuomenę, bet taip pat mąstant ir apie bendrą gynybą. Vėlgi Lietuva, Lenkija turi pasienį ir tai yra vienintelė sausumos jungtis tarp Baltijos valstybių ir likusių NATO valstybių. Vadinasi, čia reikia mąstyti apie bendrą sprendimą. Tas pats ilgi Kaliningradas. Tai yra Lenkijos ir Lietuvos pasienis. Vadinasi, yra bendri rūpesčiai. Jeigu Lietuviai Lenkai susitarė arba kartu treniruojasi, kartu derina visus dalykus, vėlgi tai iš karto lengvina darbą NATO štabe. Plius tada Vilnius ir Varšuva, kaip kartu eina, yra stipresnė lobistinė grupė, bandant gauti kažko daugiau mūsų regionų, nes kai eini pavieniui yra sunkiau, kai eini kaip komanda yra daug lengviau gauti.